Tik supranti, aš draugų nelabai turiu. Reikia. Geriausia mano draugė dabar yra mano priešė. Žinai ką, Maja, gali savo tą mažą šlyšę nosytę pasilaikyti savo ir nekišti jos, kur nereikia. Tu kas šitoji? Tu kas? Nepamenu, kad būčiau tave priėmęs darban. Aš prastai jaučiuosi, todėl Gabrieliau, tu žinot, gali kur nori, aš tau suteikiu laisvę, kur nori mėgoti, su kuo nori ir kaip nori, todėl lauk. Apie ką tu? Balerina, patpringau, šimtai. Patpringai? Taip. Kas čia per prikolai? Vėl nebėra vatos. Aš neėmiau. Visos taupyt. Niekas neėmė tos tavo vatos. Tugi dažaisi dažniausiai, kamo. Nepykite, nes aš paėmiau vatą ir panaudojau, jūs nesipykite. Kam tau reikia vatos? Kam tau, princesė? Aš buvau turėtė buvau ir man reikėjo... Okay. Nebuvo turėtinio popieriaus. Neįdomu. Atpirkti. Nepirks, nes tu tau jį nepirks, supranti? Tau jį nebuvo pirks, ne man. Tai nepirksiu. Nu, sveikesnių mačiau. Man čia bando užlausti, sako, pirksiu popierius. Ir darbo tos. Kur Alina? Alina, o. Į darbą varom. Aš toj. Pasiruosiu. O čia žiūri, visi susirinkę. Labas. Okay. Žiūrėkit, mes su Živilė ruošiam vakarėlį įkurtuvių. Prisijungsit? Šį vakarą. Jo. Jo. Aleksai, o galėsiu pasintliną? Aišku, kad gali pasintliną Jis paimti. niekur neis, kad jis dabar į parduotuvę, tualetinio popieriaus ir vatos. Aš tai, Aleksai, prieš tave, aišku, kad nieko neturiu prieš, bet su Živilė aš tai kartu nešęs. Man tai iš jūs kažkaip keista, kaip jūs viską taip greit pamiršot, ką jinai padarė, kokia klastinga gyvatė yra. Ir mes su Gabrielium tai neisim. Nežinau, kaip tu, aš tai eisiu. Visai. Nu. Drama leaves ir mes išėjom į darbą. Kelintą? Man tai kažkaip šioks toks šokas. Po viską, ką Živilė yra pridirbusi, visi ėmės taiga elgtis, lyg niekur nieko nebūtų buvę. Ir dar kas, Gabrielius su jais. Nu, aš Lauros vapšė nebesuprantu. Atrodo, tik ką rėjomės, ar mes būsim kartu, nebūsim, jinai prilipus ar ne. O dabar man aiškina, kur aš galiu eiti, kur ne. Nu, tikrai to nebus, man niekas nenurodinės. Ko tu vėl atėjai čia, ką? Hei, Laura, aš vis dėl to paties. Ką pasakysi naujo dėl to paties? Nebeįdomu klausyti. Nu, gaila, kad neįdomu, reikia apie tai kalbėtis, mums reikia išsiaiškinti. Aš nenoriu jaustis varžomas. Tai yra labai negerai, aš tavęs niekada nevaržau ir nenoriu, kad būtum suvaržyta. Lygiai taip pat iš tavęs to paties reikalauju. Noriu jaustis laisvai ir noriu eiti ten, kur noriu, tu negali man uždrausti. Gerai, aš irgi nenorėčiau, kad mane kas varžytų ir aš apskritai nenoriu būti, žinai, draugė, siaubūnė, kuri viską draudžia, bet, Gabrieliau, mane ta Živilė, nu man jinai atrodo, kad jinai dar nebeinga tau, kaip tu nesupranti, dėl to aš kažkaip ir barinuosi. Tu ir nesi siaubūnė, tu esi žavi, faina būtybė, kurią aš labai myliu. Aš tave garbinu, tu man esi fantastika, bet negalime tiesiog taip elgtis, drausti kitam žmogui ir sakyti, ką jis gali daryti ir ko ne. Živilė yra labai sena mano draugė ir labai gera. Tai va, ir aš turiu laisvę pas ją eiti, aš noriu eiti ir eisiu. Ir labai norėčiau, kad tu eitum į tą vakarėlį su manim kartu. Aš, Gabrieliau, tą vakarėlį neisiu ir apskritai, žinai, ką aš manau? Aš manau, kad vakar susipykom, negražiai gavo, šiandien vėl tas vakarėlis. Aš vis manau, kad mane taip viskas paveikia, aš noriu ramaus vakaro, noriu, kad tu man palaikytum kompaniją, juk ir vienas ten ir kitas. Taip, mes para ir noriu romantiškai pažiūrėti filmą ar kažką panašaus. Taip ir bus. Taip ir bus. Nu, aš pažadu. Tai aš labai noriu su tavim pažiūrėti filmą. Aš net išrinkau vieną komediją. Bet tai bus ne šį vakarą. Tai bus ryt. Dėl to, kad šiandien aš eisiu į vakarėlį. Ašgi tau sakau ir labai noriu, kad tu eitum. Pas tą gyvatę, taip? Kokią gyvatę? Laura, aš pasakau. Aš pas ją neisiu, Gabrieliau. Labai gaila, nes jinai norėtų to ateiti. Gabrieliau.
senelis. Ar girdi, namba? Nu kas jai darosi, ko jinai viską komplikuoja? Nu jeigu myli, reiškia pasitikė. Man iš Živilės nieko nereikia, taigi mano sena draugė. Aš turiu Laurą, aš ją myliu. Nu bet kam taip viską reikia sušikti? Kas čia per parkės? Pas mane čia buvo grabas, katafalkas atvažiavęs, kur aš sako, alyvą pakeiskit, o ten viskas taip užudė, kad kapoto negaliu net atrakinti. Pas man dar geriau buvo. Atvaro kirgizas, nusipirkęs Kaune mašiną, tai sako, pažiūrėk mašiną. Sakau, ką čia žiūrėti? Kad sakau, pas jūs tik tai alyva ir gera, sakau, mašiną tai reikia keisti. O, pažiūrėkit, dar vienas grabas atvaro. Jie palauk, aš Ne, palauk. Bet tu ne esi čia dabar. Apigėl. nu, lyna. Pamatė tave ir taip. Labas, Auksė. Kaip geras sugrįžti iš Egipto, vakarėlį ten nerealus, bet vyrų tokių tai nerasti. Klausyk, kas atsitiko tavo? Bizgė, burbė, vėl kažkas tai. Iškart pagalvojau apie tave. Variklis veikia, nu tai tu turi prasėti. Pravažiuojam, pasižiūrėsi. O tai kas Gal jau? kažką tai rasi. Raktai tenai, ne? Raktai tenai. Gerai, palauk, aš pažiūrėsiu. O tvelnės, nugi tai viskas gerai ėjosi. Kol netvažiavo čia Auksė. Tikiuosi, Jonas dabar nepradės durniuot su Auksi. Jis net nežino, kaip jam pasisekė su Žana. Pasipastoviai panų. Tai Auksė, tai Žana, dar kas bus, aš neįsivaizduoju. Dar kas bus? Tau fignia bus. Man Žana patinka ir baig stumt, aišku. Gerai, atsiprašau, karalienė, tau šis nieko pasakyti greit negalima bus. Taip, greit negalima bus. Karoči, Karoči. paliubomu. Paliubomu, viniojam dirbti. Jono nėra. Aš ne pas jo, aš Pas mane? pas jo. Gerai. Žiūrėk, tu ten nieko nepasakė apie tą nesąmonę, nieko? Ne, nepasakau. Laurai galėjo būti dėkinga. Jinai sakė, nieko nesakė. Tai va. Ką tu nustebi? Nieko. Aš tik pusryčiai, žinai, aš nieko nevalgiau šiandien dar. Nu gerai, einam. Nieko nevalgiai, čia numirsi dar ant slenkščio. Dėkis, va. Dėkui. Ugne. Kas čia vyksta? Ugne, blemba. Nu, aš negaliu patikėti. Turim tai? Kaip niekur nieko? Bet tai tu leidai, nu tik Leidau, aš tau vok leidau. Vok leidau, šitą leidau, čia su kefyru tu voksi, ką? Su kefyru valgysi. Šitaip normalu. Blemba kaip... Kas per kaip triukšmas? Nu, vat negaliu. Kas yra? Apvokinus bandė, blemba, gražuoju. nu žiūri, nu tik kam. Nu, negaliu patikėti. Kaip Gerai, benamiai, Gabrieliu, čia gerai. dabar pavogti. Gali ramiai, gali pas palikti. Gabrieliu. Aš manau, kad mes draugai, Ugne. Ugne, kas atsitiko? Ai, nieko. Nu, Ugne. Nu, pasakyk. Nieko. Ugne, mums tu rūpi, supranti? Nu, aš tikrai neturėjau minčių vogti, atėjau tiesiog atsiprašyti Gabrieliaus. Nu, bet kambariokai liepia man apsipirkti, nueiti ant maisto visokio nupirkti ir panašiai. Bet pinigų aš tai juk neturiu. Na taip, jinai apsivogė ir tai tikrai nėra gerai, bet rėkdamas tai irgi juk nieko nepasieksi. Esu įsitikinus, kad jinai turėjo tam svarbę priežastį. It might seem crazy what I'm about to say,
Nu žiūrėk, gazuoju. Pažiūrėk, kaip bitė eina. Jau negirdėjau. Stabdo. Nu, ko tu nori? Va, čia tai suprantu grabas, va, matėjai, stovi. Nu, man visą kelią, žinau. Tikrai, va, iš ten, iš tos pusės, birizgė. Aš tau sakau, tavo kojas buvo sulenktas ir sąnarius skudėjo, tau braškėjo jie. Nu, klausyk, aš dar netokia sena. Tu ne, bet supranti, Egipte, kai buvai, tai supranti, ten pas tave viskas perdžiuvo nuo saulės ir... Gal greičiau iš ilgesio? Auksė, patrauk ranką, nu gyri, nu aš gi vairuoju, neblaškyk manęs. Auksė. Raminkis. Kažin, ar jai reikia ten iš tikrųjų tą mašiną tvarkyti. Tegul pirmą hormonas tą susitvarko. Vienintelis įtarimas, žinai, kyla, kad ko gero sąnariai tavo po Egipto išžiūvo, tai gal jie čia ir braška, ir traška. O su mašina viskas tvarkoja. Kaip būtų galima atsiskaityti iš to kompetenciją? Mano kompetencija tau yra nemokama. Aš tikrai pinigų neimsiu. Tai gal kažkaip susitartume? Klausyk, neperžink ribų. Viskas vaikeli, važiuok. Davai, liek. Kai pamačiau, kaip Jonas flirtuoja su Aukse, nu toks grūzas paėmė. Nesvarbu, ką jisai su Žana yra susitaręs. Bet taip elgtis negalima. Žana to nenusipelnė. Oho, Don Juanas jis sugrįžo. O taip ilgai gal stabteli kažkur, Eik. Žinai, tavo elgesys yra tiesiog absoliučiai šlykštus. Iš pradžių Žana, po to Auksė. Nu, kiek tau metų iš vis, kad taip darytum? Alina, Tipo, ką čia vaidinė? Realiai kažkokį tai? Alina, ko tu iš manęs nori? Ko tu išreikalauji? Aš to ataskaitas, ką turiu duoti, su ko vaikštu, su ko važinėju, da koks tau skirtumas? Aš ir galiu su pusė Vilniaus važinėti. Ne tavo reikalas. Ir jeigu su Aukse kažkas ir būtų, tai tikrai ne tavo reikalas, ne tavo nosiai. Nu, okei, ne mano reikalas, bet mano nuomonė, žinai. Kobra, eik dirb geriau. Visas sunešiu dėžės. Aleks. Nežinau, ką ten Alina prisigalvojo, bet mano santykis su moterimis yra tik tai mano reikalas, o ne jos. O ypač, kas liečia Auksę. Tai labutis. Ko čia darai? Tai gal mainom? Labiau nuo streso padės. Ką? Šokoladas? Ta cigaretė. Ek. Kas tas vaikinukas? Gerbėjas? Šiknis čia kažkoks ar ne... Stebiuos. O tai visada toks šiknis? Nu kaip, nu... Ne visada, nu ten būna, žinai, tipolė. Kietas, bet... vis tiek šiknis. O tai ką su tom viskas, kiek žinau, su juo draugavai? Ar jis jau šiknius patapo? Ne, nu Tomas ten, žinai, jisai mielas. Bet, šis, kam aš tau čia pasakoju, nei tau čia įdomu, tik grūzinu viskas. Nu, realiai tai man įdomu, nes aš pati su labai panašia situacija susidūriau. Nežinau, ar tu žinai, bet kai man buvo 18 metų, aš pati pabėgau iš tėvų namų, nutraukiau kontaktus vien todėl, kad jie man draudė bendrauti su vaikinu. Čia panašiai, kai jie man tas pats lygiai. Tai ja, tai kažkaip tave ir suprantu, bet žinai, kai atsigrįžiu atgal, tai, nu, gal ir negerai padariau. Daug skausmo tėvams, teikiau nervų savo poelgiais. Bet žinai, tas suvokimas realiai ateina su patirtim, aš taip sakyčiau. Na, apie tai tu čia pavai. Tai žiūrėk, gal ir kokių pasiūlymų dėl bernų tai? Dėl bernų? Nu, aš vadovaujuosi tai visada širdim, bet nežinau, tau gal ir protų dar reikia pasivadovauti, būtų toks patarimas. Bet žinai, tokį ir patarėja aš. Ką čia turi? Čia, tarp kitko, tau atnešiau. Žinai, jo, vis dėlto Jonas mums kaip tėtis, tu jo dukra, tai tu mūsų irgi šeima. Nu, čia pripirkai, tai normaliai. Dėkui tada. Dėkui. Pagaliau atsirado bent kažkas, kas mane supranta. Nu, bet aš vis tiek nežinau, kur rinktis. Su Tomu gal būtų kažkiek mažiau parkių. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,
bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Sumažink biškių ugnį klausyk, nes visas naudingos medžiagos, visi baltymai išeis. Sudegė, Jonai, dabar tu prižiūrėjai, dabar aš kepsiu naują kepšnį ir viskas pamatysim, kaip turi būti. Mesyti, nori žmogus raumenuką turėjo didelį, tai žinai. Būt kaip Jonas, toks didelis ir stiprus. Bet tu nori toks būti nieko nedarant, niekur nedirbant ir guli plovai. Taip nebūna. Aš apsirengiau kaip Jonas, dabar būsiu per mėnesį kietas. Žiūrėk. Tu ir taip didesnis už mane, tau nereikia daugiau aktikos. Aš toks būt drasus ir kietas kaip dabar augink tik tai žandus va kaip čiuką. Kaip čiuką, ne, togi kaip žandus kaip čiuką. Aš numesiu žandį. O žiūrėk, mes padarysim baltyminius. Nedėkti baltyminių, Jonas, nedėkti. Nenori? Nu davai, biškį. Jaušinėlio gal biškį. Davai. Jaušinėlio. Maja vieną padarysim. Ai, tu Jonai. Su proteinu, labai skanu, žinok. Labai bus skanu, aš įsivaizduoju. Kiaušinukai. Labai daug aliejus irgi nevaryk. Daug nevaryk, ne? Taip. Nori sveikai maitintis, geriausias maistas yra troškintas šiaip tai. Troškintas? Nu, kas tai pasakė, tai reikia bliūdė, ten garuosi, dėti orkaitę, o orkaitės tai žinus nėra. Nusipirksim. Galbūt kada nors nusipirksim. Palauk. Man šitas balsas girdėtas. Balsas. Kas yra? Eik tu, negaliu patikėti. Ką jinai čia daro? Eik tu lango, durniau tu. Tai ko tu bijai? Tenaisgi... Auksė, atvažiavo. Ką tu bijai? Taigi toks kietas. Aš nenoriu jos matyti. Ką tu nenori? Ką jinai čia veikia? Tu matytų jos būtų. Gali tu do lango praeiti? Aišku, galiu. Jonai, apsiramink. O, Toks meškės abijai, žinai. Rasborkės bus. Tuti, net negalvok, tuti. Sakau, net negalvok. Kas? Aš sakau. O, bet sorry. Ir ko tu baidaisi? Nu tai davai, tu daryk durėlėt. Sakau, tuti, net dar durų, aš dingstu. O, tu dingsti, žiūrėk, apsimiši. Kaip pridarė kelias. Aš nežinau, aš būdamas mažas 3 metų, taip nesilgiau kaip Jonas. O tai, toks kietas čia supermino ženklas. Ne, aš suprašau, tipo, atidarytų duris, pasakytų ten. Pasišnekėsiu, aš tai... Pasižiūrėsiu, kas bus, ne? Gal nedarytų, pasakys, kad užsivyks po to. Ne, iš tikrųjų, tavo tiesa, žinai. Bet taip, bet tu darai duris, tu pasišnekė su žmogum, tipo, kad ten kažkas negerai, ar savo pasakai. Ir viskas. Jonai, mane, ble, užknysto šitą, ble, muziką, nu. Dar išjungti tą muziką, dėl ko pasakyk tu ją, ko tu sepėsi? Nu, mazakatama. Aš einu į vonę maudytis. Gal žmogus pasišnekėk su juo. Klausyk, nenoriu aš nieko su nieko kalbėti. Netidarnėkit tiesiog durų. Tiesiog dirbdasi. Nereikia nieko šilintis. Paprasčiau nematyti žmogaus, negu paskui su juo aiškintis. Nenoriu aš viską susirakinu. Aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad toks milžinas Jonas slėptųsi nuo tokios mažytės mergaitės. Nu taip, aš matau, kad aš elgiuosi kaip vaikas, bet aš nenoriu dabar Auksės tos matyti. Ir man pofik, kad dabar tas tutis iš manęs čia leipsta juokais. Aš tiesiog noriu ramybės. Ačiū Dievui, jau garsas nustoja, klausyk, groti man. Atsibuvo tas duris, klausyk, užmūlysiu. Pasižiūrėk savo receptas, aš jau pučiuosi. Paturbinti kotlečiukai. Supro. Duok paragausiu. Kokia čia mėg. Marina, bet sveiki, privedas. Lili, ką tu čia veiki, ką? Po paskutinio bazaro vašė tu turėjai būti jau kitą miestę. Auksė, labas, kažkaip keista tave matyti. Jonas tiek daug apie tave kalbėjo pastaruoju metu, ypatingai, aš nežinau. Bet jūs čia visi kurti, ne? Tiek skambinu, valandą skambinu, kur tu, Jonai, ką tu negirdi? Auksė, sorry, aš ką tik iš vonios šlapės, matai dar stovi. Nu, vanduo tekėjo, aš nieko tikrai negirdžiu. Aš tai buvau savo kambarį. Tu tai galėjai ateit šiaip durys. Nu, aš meditavau, aš buvau savo kambarį, tai... Taip. Tiek tos. Ufonautas. Atnešiu, turkiai. Už ką? Nu, ką aš mašiną Taigi aš jų nemėgstu, kad tu žinai. Aš paimsiu, aš labai mėgstu. Tavo tą mašiną? Ačiū. Viskas ten gerai bus, tavo mašina. Viskas tvarko, reikia apžiūros. Šitai, tu būsi vakarėlį šiandien? Pasižiūrėjau, tai pasižiūrėjau. Taigi pas Aleksą ir Živilę šiandien vakarėlis. Niekas manęs nekvietė. Tai palauk, tai viskas, jau kaip ir pakviesta. Čia. Galiu ateit? Nu, taip. Geras, norėčiau kaip. Gerai pasipuošiu, varysi solerkę į kirpyklą. Nu tai gerai, nu tai ir tu su kita laižiais, nu to dabar aš suklydau. Tai Gabrieliau, o man paltą paimsi? Labas. Aš tavęs pasijungau.
Ačiū Dievui, jau garsas nustojo, klausyk, groti man. Esi tas durys, klausyk, užmūlysiu. Pasižiūrėk savo receptas, aš jau pučiuosi. Paturbinti kotlečiukai. Supro. Duok paragausiu. Kokia čia mėg. Marina, sveiki, privetas. Lindi, ką tu čia veiki, ką? Po paskutinio bazaro vašė tu turėjai būti jau kitą miestę. Kažkaip keista tave matyti. Jonas tiek daug apie tave kalbėjo pastaruoju metu, ypatingai, aš nežinau. Bet jūs čia visi kurti, ne? Tiek skambinu, valandą skambinu, kur tu, Jonai, ką tu negirdi? Sorry, aš ką tik iš vonios šlapės, matai dar stoviu. Nu, vanduo tekėjo, aš nieko tikrai negirdžiu. Aš tai buvau savo kambarį. Tu kitur tai galėjai atėti ir šiaip durys. Nu, aš meditavau, aš buvau savo kambarį, tai... Taip. Tiek tos... Ufonautas. Atnešiu, tu irgi. Už ką? Nu, ką aš mašiną Taigi aš jų nemėgstu, kad tu žinai. Aš paimsiu, aš labai mėgstu. Tavo tą mašiną? Ačiū. Viskas ten gerai bus, tavo mašina. Viskas tvarko, darykė apžiūrą. Šitai, tu būsi vakarėlį šiandien? Pasižiūrėjau, tai pasižiūrėjau. Taigi pas Aleksą ir Živilę šiandien vakarėlis. Nieko, niekas manęs nekvietė. Tai palauk, tai viskas, jau kaip ir pakviesta. Čia? Galiu ateit? Nu, taip. Geras, norėčiau kaip. Gerai pasipuošiu, varysi solerkę į kirpyklą. Gerai. O tu, Jonai, būsi? Nežinau, būsiu, nebūsiu, aš aplamai galvoju, kad ten nebus įdomu. Kur tu jau skubi? Užėjai pabūk, mes pabendrausim čia nais. Aš senai buvau vakarėlį, žiauri noriu. Pamatys, kaip pasidarysiu suknelę, kokią turiu naują, kaip tik suknelę turiu naują, užsidėsiu žiauriai gerai. Čia tau labai gerai taip atrodo. Tu pabūsim, pabendrausim dar kartą. Nu, Jonai, būsi, turim tai būsi, ne? Ateisi? Nieko nenoriu girdėti. Atvarysi? Nežinau. Atvarysi, pasimatysiu. Gerai? Ate. Aš tave palydėsiu, vaikutė. Ate. Skanius spalvas? Labai. Tai va, skanius spalvai visas? Gerai, pavaiksim atinai. Klausyk, aš dabar tau tą skrybelį į užpakalį sukišiu. Ar tu gali bet pagalvoti, ką tu kvieti? Čia tavo žmonės, tavo vakarėlis. Ką aš žinau? Dabar tampysi su aukse, gerai? Ką aš žinau, aš galvoju, jūs normaliai bendraujate tai ir pakviečiau, kas čia? Kaip maži vaikai visi, bleba. Ne tavo tūsas, ne tu ir... Nu, ką aš žinau dabar? Nežiūrėk. Aš čia ne prie ko, čia tu... Ne į temą, merga, tai iš vis. Kokio velnio, kokį jis apšė čia šūdą malą? Kas jo klausė? Kas jam leido kviesti svetimą žmonės į svetimą balių? Aš aplamai tos auksės nenoriu matyti. Tai dabar tegul pats su ją ir linksminasi. Ir aplamai aš nenoriu tų spurgų, nemėgstu aš jų. Gerai, darai, svarbu, ko nori? Jeigu norėjau pakalbėti su tam normaliai, atsiprašyti dėl to Igno. Tiesiog buvo tai didžiausia klaida mano gyvenime. Nu, aš suprantu, kad matys iškart, kad Ignas tave į lovą anksčiau ir vėliau būtų įstempęs. Aš suprantu, kad aš netoks, buvo įdomus ar dar ką nors tokio. Nu, bet jeigu jį jau pasirinkai, tai gerai, aš susitaikysiu su tom. Nu, tu nesi nuobodus, supranti, man kaip tik yra įdomu su tavim ir panašiai. Tik žinai, kad aš tave ir myliu. Ai, tu mane myli, bet su kitu dulkinėse, ne? Nu, tai gerai, nu, tai ir tu su kita laižiais, nu, o dabar aš suklydau, nu, tiesiog ir... Man net blogo pagalvojus apie tai, kaip jūs. Nu, nekalbėk, taip, nu, šiandien, žiūrėk, bandom dar kartą, nu. Šiandien kaip tik vabalius pas mane ateisi, pabūsim. Ai, ir paliubomu Ignas bus, ne? Nu, aš tai jo tikrai nekviečiu ir aš nenoriu, kad jis ateitų. Kuročiui, man ne tai galvoju, aš vis pasilinksminkit, ten kaip nors noriu. Davai. Šūdas, aš per tą Igną, nu, viską susikadinau. Man Tomas niekad neatleis. O tai Laura tikrai nevaro į tūsą? Ne, kamufliažinė devčionka nevaro. Tai labai gaila, kad nevaro. Okei, kamufliažinė, einam. Gerai, kuičiam. Vieną kartą gražią vasarą. Kokia čia kalba dainuoja? Sena rinkų kalba kažkokia. Tai Gabrieliau, o man paltą paimsi? Paimsiu, bet... Taip. Ką... Nejaučiu. Kaip tu varai su mumis? Varau. Taigi sakėm, kad praleisim vakarą kartu, ar ne? O tu nenori? Noriu, gerai. Varom, aišku. Aš žinai, net pagalvojau, kad galim Živilį į lauktuvę nunešti šampaną. Jos labai, tai yra, tu labai gražiai atrodai.
Ačiū. Nu, Gabrieliau. Tuoj sekundę. Tu man rankinę paimsi? Manau, kad suaugus pakankamai, jis galės pasiimti, aš paimsiu šampaną. Gerai. Tegul Gabrielis negalvoja, kad aš ten einu tik kelt scenas. Aš einu vien tik dėl jo. Na ir, žinoma, noriu įsitikinti, kad Živilė prie jo nelys. Tikrai nesitikėjau, kad Laura susiims ir nuspręs eiti kartu. Nu, tikiuosi, kad nesusirės su Živilė. Ateinu. Labukas, kaip faina matyti visus. Labas. Labas. Kaip faina. Užeikit. Jo, meskit sveika. Aš tau čia šampaną. O, dėkui. Gerai, užeik. Aš galiu pakabinti tavo paltą. Na, aišku, tarp manęs ir Lauros dar vis yra tokia šiokia įtampėlė. Ir neprivalo jinai per 1 minutę staiga tapti mano geriausia draugė, bet džiaugiuosi, kad bent atėjo. Nu, aš tikrai esu nusiteikus nesipykti su Živilė, bet žiūrint į ją, nu, tai daryti, sakyčiau, yra sunkoka, nes, nu, tik pažiūrėkit, nusipirkus kažkokią naują suknelę, įsidažius ryškiausiai, tos plaukus tvarkos, nu, akivaizdžiai flirtuoja, tai nenori galva lenda tokios mintis, kad, nu, kieno jinai dėmesį nori atitraukti, nu, tai... Ai, va čia, žiūrėk, pirmas duris, iš karto. Jo. Na, tai ką darom? Šampė? Darom šampę! Tuoj atnešim. Aleksas stiklinės atnešim. Stiklinės, iš kakliukų. Jo, aš čia, dabar noriu ką pasipirti. Kur stiklinės? Rankutės dabar. Perlėskit kokią taip. Ir Živiliai dabar iš kakliuko. Montagytos, skonio? Ne. Paragauk! So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Nėra nuotaikos atstovų. Ne pas tave? Ne, aš nieko nelaukiu pas tave gal. Mes klausom, Dėkui, ne. Lievas tūsas, Tomas manęs net matyti nenori, o tas debilas Ignas būtinai turėjo čia atsivilti. Labas. Nežinau, man čia reikėjo ką aš daryti. Ačiū, kad atėjai, tai aišku gerai, kad atėjai. Imk kalaus atsikėlės. Gerai, nu apsiraminkit. Nustok gerai. Sorry. Balta, tikrai, tu šis su juo. Nei žodžio daugiau gerai. Tomas atsileido, aš tokia laiminga, jisai pats geriausias, o Ignas jau matosi pradeda parintis. Labas. Aš gal į tavęs pasiilgau. Kas ten nėlisi? Neskirma, koks skirmas? Gabrieliau, varom. Taigi mes ką tik atvarom, aš noriu su Hebra pūt. Nu, kur tu čia skubi? Aš atsiprašau, žiūrėk, neįčia Živilė. Labas, Laura. Sveika, nemačiau tavęs. Ką tik atėjai? Gal matei Joną? Jonas, jo, čia kažko. Va, prašau, Jonas.
Labas. Kaip tavęs pasijungau. Pabaisim šį kartą. Palauk, aš trumpam. Tūsas taip šauniai čia įsivažiavo, be galo faina. O čia bats, tauksai. Aš visai neturiu noro, kad jinai čia sekiuot iš paskos. Aš atsiprašau, aš netyčia, Živilė. Ok, tiek tos, gal Laura ir netyčia čia mane apipylė, bet man kažkas kužda, kad jinai dėl to visiškai nesigailės. Aš jau girdėjau, kokią sceną jinai Gabrieliui dėl šio vakaro iškėlė. Laura, mesgi apie tai kalbėjom. Tu elgsies kaip nors suaugęs žmogus ar ne? Koks dar netyčia? Aš netyčia, aš prisiekiu. Kaip tu švis grįžti mane čia kaltinti, aš dėl tavęs atėjau vakarėlį, kas aš tau ligonė, kokia laistyčiau, dabar sugynu. Visą laiką su šifta nuotaika blemba tavo. Chebrytė, o kas jūs Marisol naujo, ką? Marisol Santa Barbara, viskas gerai. Viskas okei? Jo, viskas, žiauriai gerai. Tu ten, sakei, turi kažkur viską pasislėpęs. Toliau? Orkaitė. Į orkaitę. Nu tai ir dabar galvok, jinai tyčia padarė taip ar netyčia. Ką žinau, ką jūs norite, sakykit, Laura, man atrodo, specialiai nori sušikti visą vakarą. Mane šitai jos marazmai jau seniai blemba paveikė. Kažkaip negerai gavos. Atsiprašau. Atsiprašai, bet suknelė tai jau sugadintų. Jo, tu Živilė, gal nepradėk verkšlent, ką. Ai, bendriau, tau labai čia gera pozicija, ir na, vėl nulėktum taip pat Gabrielių, vėl pagodas paprašytum, vėl viskas labai gerai būtų. Oi, o tu negali nepradėti savo šitų isterijos priepuolių, nes jau realiai, žinok, ausis skauda nuo tavo nesąmonų. O man galvas skauda, nes aš vis taip suku smegenis ir niekaip nesuprantu, ką tu galvoji. Aš, žinai, smegenų turiu daugiau nei tu, nes aš taip deviliškai nesielgiu. Ką tu galvoji, kad aš akla, kad aš nesuprantu, kaip tu elgiesi, kaip tu flirtuoji, kaip tu prie jo lendi, lėtiesi, netyčiom. Oi. Žinai ką, Živilė, aš tas gražiai prašau, palik Gabrielių ramybei. Mes esam dabar pora. Tik aš ir Gabrielius, trečias žmogaus čia nėra. Tu pralaimėjai, supranti? Žinai ką, Laura, aš tavęs irgi labai gražiai prašau. Gal tu pasiskiepyk nuo kokios pasiutlygės, nes jau žinok, atsibodo tavo šitie isterijos ir pasiutimo priepuoliai. Ir iš vis gal pasidomėk, kiek tokia suknelė kainuoja ir atlyginti nuostolius. Šita? Šitas karmalas? Sorry, Živilė, aš labai draugiškai tau patarsiu jos daugiau niekada nestėti, nes atrodai kaip čia gal kaip maža kekšaitė. Į save pasižiūrėjai gerai, nuo stulpo nulipti stiliavimą kokią. Šakas, dar kai Ieva ėjo iš proto dėl manęs ir Leo, tai kažkaip dar įmanoma suprasti. Bet kad Laurai prasidės tokie gliukai, Šakas, tikrai čiuožia mergaitė į stogelis kaip reikalas. Mergaitė protelis pasimaišė. Jei būčiau ką nors norėjęs daryti tyčia, būčiau visą butę ant jos išpils. Gabrieliu, galiu tave truput. Ar kas nors svarbaus atsitiko, kas yra? Būk geras, važiuojam namo. Ne, nevažiuojam, tai noriu pabūti. Aš noriu namo, būk geras. Gabrieliu, varom. Taigi mes ką tik atvarom, aš noriu su Hebra pabūti. Nu kur tu čia skubi? Laurutė, paliek biškutį, irgi vaikintų, ne? Gabrieliu, einu. Nieko aš neįsiu, kodėl aš turiu? Lemba, Gabrieliu, negana to, kad Živilė mane nervina, tai dar tu dabar. Ką? Prie ko aš tave nervinu, ką tu čia nusišnei? Kas yra? Kas yra, kad tu nesupranti, kad tu aklas iš vis neskaudai situacijai. Aš paminiau savo principus. Atėjau šitą vakarėlį vien dėl tavęs. Pakenčiu tavo buvusią šitą Živilę gyvatę. Pakenčiu, kaip jinai flirtuoja su tavim. Ir dar aš turiu vieną važiuoti namo, nes tu matai nori pabūti čia, ar ne? Tave visi kviečia, čia tau smagu. Nu, aš nevažiuosiu, aš noriu dar pabūti su draugais. Man čia yra brangų žmonės.
Aš nematau reikalo skubėti. Gabrieliau, gali manęs nenuvilti, mes esam pora, mes susitarėm, kur vienas ten ir kitas, nepalik mane. Kad aš tave nuvyliau, kas vyksta, ar aš tave išdaviau, ar aš ką, nu taigi davai. Tu varyk namo, o mūdu pasikalbėsim grįžti. O ko man varyt namo? Tave palikti vieną su Živilė, ką, kad galėtum vėl prie jos lysti? Tai pasilik tada, ar pasiliksi? Nepasiliksi, nu tai viskas, taip ir išspręsti. Važiuok, aš tau iškviesiu taksi ir pasikalbėsim grįžti. Dabar šiltai išsimiegok ir viskas. Gerai, aš Show must go on. Ką tik gavau pačią tobuliausią progą nusigerti. Nu, meilė meilėmis, bet savigarba svarbiau. Net jeigu vėl vienam teks grįžti į namus ir miegoti ant sofos. Nepergyvenk, susitiksim, pakalbėsim rytoj. Ir davai, nu apie kompozitorius ir apie tapytojus pašnekam. Kas čia dabar? Apie skulptorius. Greit. Darom sumuštinį, davai šokam. Čia yra šitas kibinas, kas čia gaunasi. Submarinas su dešrelė. Sasiska. Nu davai, kur fiksavo? Visos mergaitės vieną vemia balkonę. Kita guli. O tos dvi šitą rūko hašišą tualetę. Tai va. Nu tai gerai, ir aš parūkysiu. O, Vilė, pasikėti ir pabėgi, ką? You know the bed feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. Kas ten darosi? Neskirma, koks skirmas kažkas? Nu, palauk. Kažkas Nugi darosi. nieko ten nėra, ką tu rimtai, tu dabar išeisi pas jį? Nu, nueisiu pasižiūrėsiu ir grįšiu. Tau neįdomu su manim, tipo, ne faina čia būt? Tu pas Ignai eisi rimtai? Nu, pasakau, pažiūrėsiu ir grįšiu. Nu, palauk, tuoj. Galvojau, kad mes normaliai kartu atšvęsim mūsų susitaikymą, bet dabar vieną dieną tai maldauja, kad mes kartu būtume, o po to pas Ignai išeina. Nesuprantu, kas su juo daros. Ir muzika, ir žmonės, viskas yra labai gerai. Davai išgersim šitą. Nu, otlochas. Nu, Tomas tikrai už jį geresnis. Dar porą dienų ir Ugnė pati pas mane atšliauš. Aš negersiu 6 šotą be užkalbos. Nu dar vieną. Nu pasipjaustau, atpilsiu. Silpna. O tu atpilsi. O netpilsiu, aš dar žinau, galiu gerti ir gerti. O tu čia dabar ką, sėdi vieną nukabinus nausį. Ai, dėl Jono. Man tai atrodo, kad jis manęs vengia. Ta prasme, baigtų, kaip galima tavęs vengti. Su Jonu yra tiesiog paprastai, žinai, nu, kai būna vyras erelis, o užpakalį sūrelis. Ne, jis tiesiog gal nedrasus, jį paskatint, stumtelt reikia. Viskas gerai, žinau, ta prasme, tiesiog kai kuriuos vyrus tiesiog reikia priversti būti laimingais. Ai, nežinau. Nu, gal tu ir teisus. Nu, man patinka, kaip tu mastai. Tu genijus. Žinau, kad aš genijus, aš taip tiesiog paimkim ir išgerkim už tą genijų, o tau gana čia sėdėti vienai liūdnai prie obolių. Eik pas Joną. Opa, ant drąsos po 100. Linas buvo teisus, ko aš čia parinas? Juk žinau, kad Jonas drovus ir reik pralaužti ledus.
Nemėgstu matyti liūdinčių moterų, dar jos kada verkia iš vis katastrofa. Visos moterys privalo būti laimingos, o tai turi padaryti vyrai, nes jeigu moteris nelaiminga, tai daro ir tokį patį vyrą. Čia yra kažkas? Au. Ei, kodėl gąsdini? Dar klausiu, ar nieko nėra, nu... Ei, o kas yra? Šūdas yra visiškas. Padariau klaidą, kad iš vis variau tą vakarėlį. Tai kas buvo, kodėl tu iš vis viena? Todėl, kad aš Živilė visiškai nepasikeitė, todėl aš čia ir viena. O tai ką kaina? Kas buvo, Dieve, nurimk? Tas, kad jinai visą laiką lindo prie Gabrieliaus. Taip, aš tikiu Gabrielium, kad jam nebepatinka Živilė, bet negaliu, mane nervina, diorgina, jinai supranti, aš negaliu ramiai reaguoti į tai. Žodžiu, ir išėjau iš to vakarėlio ir galvau, kad Gabrielis kartu eis, bet nežinau, žinai, gal jam reikia susivokti tiesiog dabar laiko. Ir aš tikiu, kad jisai grįž pas mane, nes jis matė, kokios aš nuotaikos išėjau, kaip man blogai buvo. Na tai taip, o Živilė, nugi čia nieko naujo, taigi tu žinai, kokia jinai yra gyvatė, jinai visą gyvenimą norėjo būti dėmesio centre, supranti, aš net nebejoju, kad jinai prie Gabrieliaus, jeigu ir lenda, ar ten lindo, aš nežinau, nemačiau, tai tik dėl to, kad nežinau, pabūti ten vėl, pasijausti svarbi ir ten taip toliau. Ir jinai savo paskutinės sultis išspaustų, kad tik tai gautų tą dėmesio. Todėl tu visiškai nesijavė, supranti, viskas bus tikrai gerai. Jo, aš tikiu, Gabrieliu, žinai, per daug laiko, per ilgai kūrėm tos santykius. Aš tikiu, kad jis grįš ir ta Živilė, praeitis visiška, bet nebenoriu nei apie ją kalbėti, nei jos matyti nieko. Ir aš tikiu, Gabrielis turi sąžinės ir grįš. Taip, o dabar žinai ką aš tikiu? Aš tikiu, kad dabar tau reikia atsistoti. Man? Jo, visos ašaros, kad sueitų atgal. Arba žinai, išvarvint, taip, į kairę, į dešinę, išvarvint viskas, kad jokių žavyčių nebebūtų. Taip, bet dėl to neverta. Taip, teisingai. O aš šypsaisi. Žiūrėk, dabar paklausom koncertą. Paklaus. Ir gal Gabrielis grįž per tą laiką. Gerai? Lauksim Gabrieliaus. Sėdam to, man arba. Kur čia? O, palauk, garsą reikia užduoti. Viskas bus gerai, brangioji. Iš vienos pusės suprantu Laurą, kodėl jinai išėjo iš to vakarėlio, bet iš kitos pusės jinai tik tai paliko galimybę Živiliai vėl prilysti prie Gabrieliaus. Todėl, nežinau, ar čia buvo geras sprendimas. Aš tikiu Gabrielium, jis turbūt jau grįžta, jis pakeliui namo. Aš gražiai stoviu tik. Tu nepersigalvoji dar? Linas buvo teisus, nereikia pasiduoti. Aš Joną dar vis tiek sutvarkysiu. Šiaip aš su Aukse visada gerai sutariu. Todėl nematau didelės problemas, jeigu šiek tiek pašoksim. Tuo labiau dabar mes visi čia tūsinamės ir nėra čia tikrai parengtis. Matai, iš manęs nekoks šokėjas. Labai gerai. Paskolinkit, davai.
nežiūrint Lauros nesąmonių, tai vakaras tikrai fainas. Senokai be buvo taip linksma. Mes kai kur ten nepabaigėm. Baig klausyk išdykauti. Man atrodo, mes jau kalbėjome apie tai ir nieko pas mus negali būti. Ko šaukiu? O ko šaukiu? Pagalvokime, gal kad tu visą naktį gėrį pažyvilę. Eik lauk. Jaučiu, kad man reikia išsiskirti, supranti.